Pats savaime apie tai negalvoju, galbūt rašydamas eilėraščius, bet man dabarties aktualios yra svarbios ir mano poezijoje jos irgi yra gvildenamos tam tikrą prasme. Nėra tai, kad aš labai sąmoningai kurčiau būtent politinę kažkokią ar kažkuria prasme poeziją, bet man šios temos iš tiesų, yra vienos iš tų temų, kurios yra aktualios mano poezijoje. Esu išvertęs Nikanoro Paros poezijos rinkinę Antipoezija, tai man šis autorius iš Čilės yra gan artimas. Jis toksai gan postmodernus ir ta poezija buvo gal tais laikais rašoma kaip, tokia avangardas iš tiesų. Tai man jo poezija yra gan artima. Taip pat, tarkim, Roberto Bolanio tiek proza, tiek poezija. Jis labiau žinomas yra kaip prozininkas, bet manau, kad jis tikrai stiprus ir svarbus poetas. Tai būtų galbūt šie autoriai pirmieji, kurie šauna man į galvą. Man atrodo svarbus. Aš šiek tiek esu dalyvavęs, tarkim, neseniai dalyvavau Belgijoje festivalį Transpoezijai ir ten tikrai buvo puikių poetų, kurių idėjos man gal kažkiek artimos ir iš kurių taip pat pasisėmiau naujų idėjų ir įkvėpimo savo galbūt būsimai kūrybai. Bet ir, apskritai, manau, kad nereikalingas tas siauras matymas vien Lietuvos konteksto, bet būtent tas platesnis matymas yra irgi svarbus ir ta tarptautinė, kaip čia pasakyti, bendruomenė gali praturtinti poeziją esančią čia. Yra tam tikros idėjos, tarkim, galbūt išpažintinė poezija buvo vienu metu Lietuvoje gan populiari ir tebėra populiari, tik galbūt peržengė savo rėmus ir tapo įvairesnė, nežinau, tam tikrai prasme. Socialinė poezija tapo irgi viena iš tokių svarbių poezijos, nežinau, rūšių, galima sakyti, irgi poezija galbūt įgavo kai kuriais aspektais ir tokį ryškesnį politinį atspalvį. Iš ankstesnių kartų žiūrint, tai aišku buvo ta galbūt katalikiška labiau irgi, viena iš tokių, nesrovių, bet viena iš poetų, kurie yra kaip laikė save truputį galbūt ir Dievo pranašais iš tiesų. Bet dabartinė poezija, manau, Lietuvoje yra gan įvairialypė ir įdomi tuo įvairialypiškumu. Nežinau, aš niekada apie tai iš tiesų negalvojau, ar aš ten labiau poetas, ar vertėjas, ar ten muziejaus darbuotojas, ar dar kažkas. Kažkokios savo rolės labai priskirti nenorėčiau. Tai man poezija yra svarbi, galiu tiek pasakyti. Pasaulio ateitis mano rankose. Ramiai gurkšnojant 6-7 alaus, apšnekant orus, priskrenda helikopteris, privažiuoja 2 S klasės mersai, išlipa deimantinę palydą, prieina prie staliuko, sako Berno tai blecha. Very important Zoom meeting, nulemsantis Lietuvos ateitį, išgelbėsintis nuo globalinės katastrofos, o tu kiurksai čia apdujęs. Šia čiut pašniot, kad įsiblaivytum. Šia nuliovas kostiumas, šia slaptažodis, junkis. Esi pakankamas. Esi visiškai pakankamas. Esi visiškai absoliučiai pakankamas.